Tai gegužės 16 dieną, 18 valandą kviečiame į Marijampolės dramos teatrą, kur pristatysime premjerą. Tai bus spektaklis Joanos trupė, paremtas Joanos Pavalkytės Griniuvienės, pirmosios Marijampolės teatralės biografijos motyvais ir jos organizuoto pirmojo viešo lietuviško spektaklio Marijampolėje Amerika pirtyje motyvais. Tai šiuo spektakliu mes norime pažymėti labai svarbią datą Marijampolės teatro istorijoje. Tai šiam pirmam viešam lietuviškam spektakliui Marijampolėje sueina 120 metų. Ir tas spektaklis taip ir vyko 1905 metais, gegužės mėnesį, ten pagal seną ir naują kalendorių, tai arba gegužės 18, arba gegužės 28. Tai gal tiksliai tą datą ir nepataikėme, bet ta data yra labai arti tos originalios datos. Ir kuo šis spektaklis buvo reikšmingas Marijampoliai? Tai, kad jis buvo organizuojamas mūsų prezidento Kazio Griniaus namuose ir, aišku, idėjos autorė buvo Joana Pavalkytė Griniuvienė, o Kazys Grinius labai daug prisidėjo organizuodamas ir jie surado ir vietą, kur tilpo 900 žiūrovų ir pritaikė ją teatro scenoje ir subūrė labai didelį būrį. Ten jisai paskui savo atsiminimuose bandė atgaminti pavardes, tai yra 35 pavardės žmonių, kurie dalyvavo ne tik spektaklyje, bet dar buvo suorganizuotas ir choras. Ir tai buvo ne tik spektaklis, bet ir pirmas viešas lietuviškas vakaras. To laiko čia Lietuvos buvo tokia aktualija ir per tai Lietuva ir pakilo, ir kad mes dabar nepriklausom, ir kad 18 metais buvo paskelbta nepriklausomybė, tai dėka tų pirmųjų lietuviškų viešų vakarų. Tai tas vakaras Marijampolėje jau vyko Lietuvoje pirmą kartą 1899 metais Palangoje, tai jisai į Marijampolę atėjo jau vėliau, bet subūrė labai didelį būrį šviesių žmonių. Ir manoma, kad to vakaro metu pirmą kartą viešai nuskambėjo ir Kudirkos tautinė giesmė, kuri tuo metu dar, nežinau, ar kas tikėjosi, kad bus nepriklausomos Lietuvos himnas. Tai tokia buvo tos tautinės giesmės premjera.